Rimanto Kaukėno paramos grupė plečia savo gretas pakviesdami krepšinio komandą Perlas MRU bei asociaciją Klounai be sienų. Ta proga kovo 21 dieną aplankė sergančius vaikus bei jų tėvelius. Vaikai turėjo galimybę pabendrauti ne tik su klounais ar krepšininkais, bet ir žinomu aktoriumi Giedriumi Savicku. Kiekvienam akcijos dalyviui buvo įteiktas krepšinio kamuolys, išmargintas Perlas MRU klubo žaidėjų parašais. Komandos atributika bei Rimanto Kaukėno didelė fotografija, papuošta krepšininko autografu. Gavau kamuolį, sakau, ir man pasirašysiu. Mažas šiaip krepšininkai dideli, bet gal kaip nors. Noriu padėkoti Perlo MRU komandos vadovui Giedriui Aidiečiui, taip pat Gintautui Vileitai bei žaidėjams. Asociacijai Klounai be sienų aktoriui Giedriui Savickui, mielai sutikus prisidėti prie mūsų akcijos lankant vaikus. Tai suteikia be galo daug džiaugsmo bei šypsenų vaikų veiduose. Taip pat noriu pasidžiaugti, kad Rimanto Kaukėno paramos grupė auga ir atsiranda vis daugiau ir daugiau norinčių prisidėti gerais darbais, sakė Rimanto Kaukėno paramos grupės vadovas Darius Pancekauskas.